Sveiki dvyniai. Pirmiausia, sveikinu peržengus ribą, sulaukus tų 26-ųjų, būkite sveiki, laimingi ir turtingi. Noriu labai padėkoti visiems dvyniam, kurie palaikėte mus, spausdami patinka, prenumeruojant kanalą ir, aišku, stebint Facebooką, į kurį aš dedu visą pagrindinę informaciją. Tikrai labai labai ačiū Jums ir tikrai būkit laimingi ir realizuokit save ir te metai būna nuostabus Jums. Na, o dabar apie savaitę. Taigi, savaitė yra labai įdomi. Jums taip susiklostys aplinkybės, kad jūs suprasite, ir nesvarbu ar pirmadienį ar sekmadienį, kad jūs norite tapti laisvais. Laisvais galbūt nuo savo ribotų pajamų, galbūt laisvais nuo kažkokių įsipareigojimų, kurie jau atgyveno, laisvais gal nuo kreditų, nuo kaimynų kažkokių nevykusių. Na, žodžiu, taip susiklostys situacija, kad pradėsi galvoti apie nepriklausomybę. Taigi, mėly dvyniai, galvosite ne apie duoną kasdieninę, ne apie grožį, sveikatą, o apie nepriklausomybę. Ir nuo ko jau spręsite patys, nes aš šito negaliu pasakyti, kadangi čia jau tik nuo asmeninės konsultacijos priklauso, kurioj vietoje jums tas laisvė taip užsimanys laisvės. Taigi, brangieji, spręskite išmintingai, protingai, nenutraukite santykių, nenutraukite įsipareigojimų kažkokių, tai vis tiek, jeigu darai labai kardinalų sprendimą, tai jūs labai gerai žinote, kad reikia 10 kartų matuoti ir tik 1 kartą kirpti. Tai vat šita savaitė yra svarstymų savaitė, kai jūs turite svarstyti visus už ir visus prieš. Ir tada tik tai kirpti ir geriausia kirpti nuo kažkokios tai 20 sausio dienos, ne anksčiau. O dabar svarstome, mąstome ir galvojame apie šviesią ateitį. Tarp kitko, emocinis fonas bus puikus. Jūs būsite pakylėti, gal dėl to ir kels klausimų. Klausimų, kad jūs norite dar kažko iš gyvenimo, kad jūs esate verti ir kad jūs norite pasiekti šiek tiek daugiau, negu šią dieną skaitotės pasiekę. Taigi, brangus dvyniai, nepergyvenkite, jeigu kažkas ten striks, nes šita savaitė yra planų išsilaisvinimo ir labai rimtų ketinimų pradžia. Ir ateina fainas periodas. Taigi, iki kitos savaitės ate.